Judam oba! Sveiki, vietinis iš Vilniaus. Žiūrėjau, čia komentarus skaičiau savo žmonos Vytos dienoraštyje kanale. Ten rašė porą žmonių, atseit, gal 2-3, kad kūras tai yra vienas dalykas, tarkim, kelioniai. Reikia skaičiuoti amortizaciją. Be abejo, noriu pasakyti savo kanale apie amortizaciją truputį. Reikia skaičiuoti, nes aš ten rašiau komentarą, bet nežinau, dėl kažkokių tai neaiškių dalykų komentaras nepraėjo. Arba jisai kažkaip blokuotas, arba čia YouTube'as, nes vieną parašiau paprasta, ten atseit laikus pastačiau, jis praėjo. O kada parašiau konkrečiai, nepraėjo. O gal kas specialiai ten skundžia yra nenaudingas jiem, nežinau. Gal YouTube'o čia klaida kokia buvo. Tai va. Reiškiasi, amortizacija be abejo skaičiuojasi, bet jinai nesiskaičiuoja taip, iš karto, kai važiuoja. Negali žinoti kiek. Reikia, tarkim, kada ilgus metus važinėjai, tai jau suskaičiuoti gali amortizaciją. Kada, tarkim, ten pirmą kartą, šiais metais nusipirko mašiną, dar metų nėra, tai kaip aš suskaičiuosiu, reikia pavažinėti, pažiūrėti, kaip jinai save laikys per metus. Juk amortizacija skaičiuojasi ne visą laiką pastovus koeficientas. Galima uždėti pastovų su visų tuo skaičiavimu, kaip mašinos nusidėvėjimas nuo jos iki pilnai, kol tu ją į sąvartyną priduosi. Bet čia yra jau sudėtingesnis procesas, mums šitas dalykas nereikalingas. Aš manau, daugumai žmonių šitas nereikalingas, nes mes vis tiek dažniausiai naujos neperkam, po to ją nenuvažinėjam iki galo ir parduodam. Todėl mums einamas procesas svarbus. Kiek pas mus jinai tarnavo metų ir kiek mes į ją įdėjom pinigų. Tada gaunasi taip. Amortizacija skaičiuojasi gale metų. Lengviausia skaičiuoti nuo technikinės iki technikinės apžiūros. Šiuo atveju pas mus technikinė kas metus, tai mums paprastai. Pas ką kas du, tai kas du skaičiuoti. Reiškiasi, praėjo metai, tarkim. Visus metus aš važinėjau, ten jeigu kažkur remontą įdėjau, reikia užsirašyti tą sumą. Ir gale metų vis tiek prieš technikinę tvarkaisi mašiną. Kažkiek dar įdėjai. Tarkim, gavosi ten, aš kaip skaičiavau, sumas atsimenu, apytiksliai taip. Tarkim, į metus gavosi 800 eurų. Metam kainavo 800 eurų. O žmogus pravažinėja per tos metus, tarkim, 20 000 kilometrų. Reiškiasi, tą sumą 800 padalinti iš 12 mėnesių, kad gauti, kiek pinigų kainuos mėnesiui. Kiek ten 800 iš 12, ten 60 kažkas 6 eurų, 60 su kažkiek. Tai va. Po to, tos 20 000 kilometrų reikia taip pat padalinti iš 12 mėnesių, gaunam kiek ten? Apie 1000, ten nežinau, 800, dabar neskaičiuoju, pasiskaičiuosit patys. Apie 2000, ta suma yra kilometrai pravažiuoti per mėnesį ir suma išleista remontui, ten 60 kažkiek eurų. Reikia šitą 66 eurus padalinti iš kilometražo, to mėnesio, ten 1800, tarkim, gavosi. Ir mes gaunam ten kažkiek centų už kilometrą. Įvairiai būna, dabar be kalkuliatorius laukia sniegą čia valiau, tai ten 2, 3, 5 centai gali būti už kilometrą. O čia yra kilometro amortizacijos kaina jūsų. Toliau tą kainą reikia dauginti iš tų kilometrų, kur jūs darėt kelionę. Tarkim, Lenkiją mes važiavom 340 km, gavosi lygiai 340, reiškia, ten, tarkim, 5 centai, dauginti iš 340, kiek ten bus euras, tai 340, 10 centų, tai 3,40, 5, 3,40 per pusę, iš 10, 3, grubiai ten, 3-4 centai, pasiskaičiuokit patys. Tai 3-4 centai, nusišnekėjau. Ten gausis kažkas turi gautis ten 11 eurų ar kiek, panašiai taip.
Tai va ta 11 eurų, čia yra va tos kelionės amortizacija, reiškia, mes išleidom 30. Nu, aš grubiai pasakiau, ten 20 000 kilometrų, aš nepadariau 20, aš mažiau. Tarkim, kuo mažiau padarai kilometrų ir kuo didesnė suma remontui, tuo reiškia didesnė amortizacija, kaina, kaštai. Tai yra nenaudinga, reiškia, mašina per daug genda. Jeigu kilometražas labai didelis, o suma įdėta nedidelė, ten gausis 1 centas už kilometrą, tai tikrai minimalus. Ir reiškia, o 33 eurus mes kūrų išleidom ir 11, tarkim 11 ten. Man atrodo 13 kažkas skaičiau ten tiksliai, paskui buvo pas mane, mano atveju. Bet aš, kadangi dar metus nepravažiavau, aš nežinau, kiek aš per metus kilometrų padarysiu. Pas mane būdavo taip, 10 000 plius minus. Vat. Dabar kaip su 2 mašinom, tai čia iš vis, tai viena faktiškai vos nestovės, šitą krovininė, o ta daugiau naudosis lengvoji. Nu, esmė tame, kad žiemą dabar su ją daugiau su dizelinė važinėjau, kai šalčiai. O tai vat, kiek ten, 45 eurai, vat visas tas išlaidos kelionės, jeigu maisto atsivežti tiek, kad atsipirko, ten tarkim 700 eurų pigiau negu Lietuvoje, nu, vat, kelionė atsipirko. Ir pramoga gavosi gera. Be abejo, čia kas mėnesį nenaudinga važinėti, todėl, kad, produktų tiek nesuvalgysime, kiek galima atsivežti ir tada gausis, kad išlaidos labai didžiulės, o pusė jų išmes reikės, garantija pasibaigs. Todėl čia optimaliausias variantas, jeigu, tarkim, gyveni 10 km nuo sienos, tai gali nors ir kas savaitę važinėti po biškį. Bet jeigu už 180 km, kiek ten mes, 170 gavosi jo į vieną pusę, tai tada jo man apsimoka labiausiai, aš jau skaičiavau, vieną kartą 3 mėnesius. Nuvažiuoji, prisipirki, ko reikia, po to gali važiuoti, gali nevažiuoti, po to dažniausiai vis tiek mes kažkur kelionę darom į Lenkiją su nameliu, tai jau ten dasiperkam, pasipildom. Su nameliu, kada važiuoji keliauti, iš vis apsimoka labiausiai. Taip, nuvažiuoti, taip, ginčytinis klausimas. Vieni sakys apsimoka, kiti ne. Jeigu akcijas pagaudyti, Lietuvoje galima irgi tom pačiom kainom gauti. Sutinku, bet tai reikia lakstyti. Gaudyti akcijas, tas, kaip sakant, vis tiek bus biški didesnės išlaidos negu Lenkijoje, jeigu Lenkijoje pasiseka tada, kada ant akcijų dar pataikai. Ten be akcijos tai keli centai jos skirtumas, 10 kartais 20, 3 centai, o kada akcijos, tai būna ir kartais, tikrai gerai, o, pavyzdžiui, sviestas gali net kainuoti iki euro pigiau už kilogramą. Kas čia dar tokio? Tai vat, mes su akcija pirkom, vieną kartą pakliuvo, visą laiką pirkdavom kavą, jinai buvo akcija, bet jinai tokia nedidelė ten. Kava kainuodavo, ne Jakobs, biški geresnė, ten arabika tokia, aš neatsimenu pavadinimą dabar. Pas mus tokių atrodo nėra, nemačiau. Švari arabika 100%, jinai kainavo, tai visą laiką 50 zlotų. Tai reiškia, 11. Kiek ten, 10, 11, 12 eurų, grubiai 11, plius minus, nuo kursų priklauso čia. Ir pirkdavom. Ir pas mus jinai vis tiek buvo 11, o pas mus su akcijom būna 14, kažkas tai pigiausiai, tokias 15. O vieną kartą pataikėm, iš vis fantastika, 29 zlotai. Tai yra su 7, ten su pusė ar 8 eurų kažkas. Va čia tai fantastika. Tokia kava, tada užsiperkė kokie 10 pokų metam. Ir ramu. Tai va, o kaip sakiau, su nameliu geriausia važiuoti, pavyzdžiui, į kelionę, pavyzdžiui, kur nors prie jūros, ten Gdanskas, Sopotas, savaitėje, tarkim, pailsi, pasimaudo jūroj. Tuo pačiu užsipirki maisto. Apie kūrą aš nekalbu, kūras ten plius minus vienodai kainuoja ten. Gal kokioj kolonėlėje biški pigiau keliais centais negu pas mus, bet tas sviravimas eina dabar ir pas mus, tai pigiau, tai brangiau. Tai va, iš namų. Jeigu pasiemi kokį pigesnį, tai taip. Ir va, tada užsipirki ir gaunasi taip. Tada nesistengi, kad tau tada susidirbti. Ant maisto faktiškai mes važiuojam, tai užsidirbti nieks nesiruošia. Paprastai pažiūrėti naujų vietų kokių tai, ir šiek tiek pigiau užsipirkti, gal biški pigiau gausis tenai. Bendras mėnesinis ant 50-70 eurų, jeigu ten sutaupai, tai jau pliusas. Kaip sakant, tas pabrangimas Lietuvoje taip nesijaučia. Tai va, atgal grįžti iš kelionės ir maistą atsiveži ir gavosi taip, kad kelionė atsiperka pilnai, nemokamai.
Tai čia tai pliusas, fantastika. Aiškiai, nuvažiuoji pailsėti ir ne kapeikos neįdėti pinigų. Jo, bet tas pasijaus tik metų bėgyje, o ne iš karto. Vat, iš karto neišeis, iš karto reikia kūrą piltis, reikia maistą pirkti, jo, pinigai eina. Bet metų bėgyje, vat, kai už metus paskaičiuoju visą buhalteriją, aš vedu buhalteriją jau čia metus kokius 6-7 atrodo, tai jaučiasi, vat tas jaučiasi iš karto. Vat sakau, mes maistui nuo 18 metų, pas mane mėnesio maisto išlaidos buvo tam tikra suma, ten biškai virš 300 eurų, tai mes išlaikėm ir dabar, nu, tai gal 40 eurų brangiau gavosi. Tai tik ant 40 eurų, tai kas čia yra, ten 310% yra 30, grubiai 12% mums tik pabrangimas toks, nors maistas kai kuris pabrango ir daug daugiau negu 12. Nu va, beveik tą lygį išlaikome, kažkur pataupam, kažkur tai, vat. Nu, vat, kaip sakant, kapeika prie kapeikos dėdi ir sutaupai. Sutinku čia, kada žmonės žiūri tik po savo nosį. Nu, jie nemato, jie skaičiuoja tą dieną, tą momentą. Taip, ten 30 centų, ten 50, smulkmenos čia. Taip, smulkmenos. Bet tas smulkmenos, kada sudėdi už visus metus, gaunasi 1000 kokie eurų išvaistai veltui. Vat. Aš dabar visą laiką skaičiuoju taupimą. Ne pinigais, o kelionė. Jeigu išeina sutaupyti, tarkim, 200 eurų, tai aš skaičiuoju, tai yra viena kelionė prie ežerų Lietuvoje kainuoja. Nu, maždaug ten 100-200 čia neturi reikšmės jau kilometrų nuvažiuoti prie ežerų, ten 3-4-5 dienom, nu, iki savaitės. Čia yra maždaug net ne 200, net pasakysiu mažiau. 100 eurų, tilpi laisvai 100 eurų, čia kūras ten 40 eurų ir maisto biški. Nu, maistas dažniausiai nesiskaičiuoja šitais atvejais, todėl kad ar tu važiuosi prie ežero, pirksi maistą, ar tu, nu, ir gaminsi pats, ar tu namie sėdėsi, tu vis tiek valgysi, tau reikia valgyti. Nu, ten prie ežero gal biški brangiau, nu, šašlykų pasidarė lyšną kartą, nu, biški, ten nedaug brangiau gaunasi. Jeigu pirkt visą laiką kavinį, tai sutinku, čia yra 5 kartus gali būti išaugt kaina maisto, o jeigu pats gamini, tai ten nieko baisaus. Tai va, nu, mes taip skaičiavom, 200 eurų, tai skaitosi taip, kad aiškiau visiems būtų. Nuvažiuoti į Varšuvą pirmin atgal, pabūt 4 dienas, vat kelionė 4 dienas, tai yra 200 eurų lygiai. Nu, panašiai lauke prie 0 plus 5 laipsnių. Viskas atsipirka, bet čia be maisto, vat kelionė, nu, vat, kas už kūrą mokėti reikia, šildyti namuką reikia su dizeliniu kūru. Nu, tai va, 200 eurų, reiškia prie ežerų gausis 100 ar mažiau net. Nu, galim už 200 eurų grubiai taip 2-3 kartus, jeigu čia netoliai kokius molėtus pašauk, be brūsus ten. Nuo Vilniaus turiu menį. Nu taip, kelionė. Sutaupiai kelionė. Sutaupiai 1000 eurų, reiškia 2 kelionės kažkur tai po 2 savaitės prie jūros. Nu, po 500 maždaug. Važiuoti. Va taip kažkaip tai. Vat amortizaciją be abejo reikia skaičiuoti, bet jinai taip skaičiuojasi visada gale metų. Aš tai taip skaičiuoju, aš skaičiuoju viską. Anksčiau skaičiau taip, vat kiek kūro sunaudoju litrų, nu, pinigų. Tiek ir, tarkim, amortizaciją uždedu. Bet ne, čia gaunasi tada biški daugiau pinigų. Šiaip tai biški mažiau. Nu, geriausia taip. Metai praėjo, remontą atlikai, mašina paruošta važiavimui, be gedimų. Kiek pinigų išleidai, viską tą dalini, ten daugini ir vat gaunasi. Švariai už kilometrą kiek gaunasi. Be abejo, kitais metais gali būti amortizacija didesnė. Nu, todėl, kad mašina daugiau ges, nu, daugiau pinigų įdėsi. Gali būti mažiau, amortizacija mažesnė, todėl, kad gal kažkokių servisų atsisakysi brangių. Kažką pats padarysi, kažką kažkur, nu, pigesniuose servisuose. Va taip irgi galima sutaupyti. Aš atsimenu jau šitą Peugeot, kai važinėjau, kol nesugedo, tai aš, nu, stabiliai, taip metam man buvo 1000-1200 eurų kainuodavo šitas, vat, remontai. O paskui nutariau pataupyti vienais metais, pats daryti. Nu, aš daug ką moku, aš gal variklio nelabai ten, bet važiuoklį aš daug ką moku daryti. Paėmiau važiuoklį, pradėjau ten guolius keisti, ten ratų, tuos visus granatas keisti,
Žiūriu, vienais metus paskaičiau 600 eurų, tilpau 600. Nu, aišku, ten buvo pora tokių smulkių, gal ir servise kažkokių darbų, bet, nu va, galima taip pataupyti. Nu, bet čia irgi minusas. Laiką gaišinį savo. Išeiginės vietoj to, kad kažką padaryti, nuvažiuoti, gal palisėti, gal dar, kad nors remontuoti kieme, name, tu valiojais po mašiną. Be abejo, sutinku, serviso darbuotojai tą greičiau padarys. Jie padarys per valandą, tu per 5. Nu, nes įrankių nėra pakankamai, nėra sąlygų lauke, tai mašiną pakelsi. Nu, vienu žodžiu, va, tai yra pliusai, yra minusai. Kas taupo pinigus, gali daryti pats. Kas taupo laiką, tegul važiuoja į servisą. Nu, kiekvienam spręs savaip. Kiekvienas mes per gyvenime eksperimentuojam, vienokį ar kitokį variantą renkamės, paskui juos keičiam. Galutinė rezultatė vis tiek mirštam be pinigų ir be žinių. Kaip sakant, amžių mokykis ir vis tiek durnas numirsi. Nu, tai tiek norėjau pasakyti, aš čia įkaitęs valiau sniegą, tai gal kokią valandą, gal kokią pusantros visą kelią, matėt, pradžioj filmavau, nuvaliau. Jo, žiema. Nu, atėjo žiema, aš skaitau normalu. Taip norėjusi pavasarį, jau sausį, kaip nebuvo sniego, bet jeigu jau nėra +10 laukia ir saulutės, tai jau geriau -10 ir sniegas. Todėl, kad tą pliurzą 0, +5, -5, tai taip atsibodo. Košmaras. Tai va, tai tiek visiems geros nuotaikos, visi mes laukiam pavasario. Sėkmės, ate.